Ot kaip nieko negalima vertinti ne kontekste, demonizuoti ar aukštinti. Šiame tyrime dalyvavo žmonės patiriantys persivalgymo priepuolius arba angliškai binge episodes. Pasirodo, nemaža dalis šiuos epizodus planuoja, tai lyg ir nebegalima jų tada vadinti priepuoliais. O jei persivalgymas planuojamas, kada, kiek ir ko bus valgoma, tada persivalgymo tikimybė didesnė. Panašiai veikia ir mintis, jog persivalgymas neišvengiamas. Tarp tokio plano arba neišvengiamybės minties ir paties persivalgymo dažnai patiriamas gėdos jausmas. Jei persivalgymas vis tik įvyko, tai vėliau patiriamas gėdos jausmas stiprėja. Patiriamas gėdos jausmas, beje, jokios įtakos nedaro. Jis nebuvo susijęs su tolimesniu persivalgymo planavimu. Kas gali būti gerai, jei buvo neplanuojama, arba blogai, jeigu nesvarbu kaip gėda, persivalgyti vis tiek planuoju. Taigi, nuimkim nuo planavimo veiksmo lankelį virš galvos ir vertinkim reiškinius realistiškai. Pačiam planavimui beje visai vienodai rodo, ką mes planuojam. Planuoti sėkmingai galime bet ką. O nuo mūsų racionalaus mąstymo ir vertybių sistemos galiausiai priklauso, kaip mes elgsimės po to. Skanaus, taikos ir ramybės.